ir startiniai šešetai. Štai taip matome pavardės žaidėjų, kurios Pravdinskaitė, ilgametė Kauno komandos žaidėja, paduoda į šeštą zoną. Ir čia ataka per kraštą. Lietuvaitėms pavyksta išlaikyti kamuolio ore, tačiau nepavyksta sukurti įspūdingesnės atakos. Dar kartą gynyba. Sėkmingai čia ginasi žaliais marškinėliais vilkinčios lietuvaitės. Koks pirmas įtemptas ir ilgas taškas. Štai taip, ataka per kraštą. Dar kartą pasisaugo čia Karolina, komandos kapitonė. Štai taip stato užtvarą Martyną. Dar kartą per kraštą. Kamuolys vis dar ore ir priminsiu, kad mes stebėme tik pirmąjį šio susitikimo tašką. Štai tiek pastangų įdeda abi komandos. Šaunuolė Rusnė čia. Per kraštą Šalkutė. Neranda tuščios vietos. Dar kartą Danis per kraštą. Kamuolys vis dar ore ir aš negaliu patikėti, kokio ilgio ir įtemptumo šis taškas. Jis vis dar ore. Čia ataka per centrą. Nesėkminga. Martyna Paukštytė per kraštą. Pagaliau. Štai taip, kone minutę trukęs taškas. Čia apsunkintas padavimas. Iš karto atiduoda paprastą kamuolį Danės. Ataka per centrą ir koks čia Barboros smūgis. Fantastiškai čia suranda centro puolėją. Paprastą kamuolį Danės. Ataka per centrą. Na, čia jau nieko nelieka pridėti. Labai gera ataka per kraštą. 16 numeris prie padavimo linijos. Mikala Marija Mogensen. Čia Martynos ataka. Pavyksta išlaikyti kamuolį ore Danėms. O čia kokia pasiaukojanti gynyba. Ir jinai baigėsi tašku. Taip, padavimas su šuoliuku. Kaip čia sminga. Paduotas į spengo kamuolys. Martyna iš antros linijos tiesiog kiaurai. Tęsia Anastasija. Planeris su šuoliuku. Puikiai skrenda kamuolys. Šį kartą susitvarko Danės. Štai taip, pasiaukojančiai žaidžia gynyboje mūsų libero. Ir čia Rūta Staniulytė. Fantastika. Čia tęsiasi pirmasis setas tarp Lietuvos ir Danijos. Puikiai ginasi čia Karolina. Pati apsisuka ir pasisaugo už užtvaros metamą kamuolį. Dar kartą Danės per kraštą. Čia puikiai ginasi Rusnė. Ataka per kraštą. Komandos kapitonė Monika Šalkutė. Išė kaip apeiti užtvarą ir dar užsukti kamuolį taip, kad ir gynėja nesugebėtų jo paimti. Fantastiškas epizodas. Ir panašu, kad paimta minutės pertraukėlė visgi neišėjo. Lietuvaičių padavimas. Gerai, čia nais išlaiko kamuolį ore, bet kokia čia užtvara išrašo. Grįžtame po minutės pertraukėlės ir čia Jasipenko toliau sėkmingai sunkina Danių gyvenimą gerais padavimais. Čia dar kartą tiesiog atrodo, kad nemato, kad jai statoma dviguba užtvara Monika Šalkutė. Ir kiaurai visus šių taškų persvarą turi lietuvaitės. Priminsiu, kad setai yra žaidžiami iki 25 taškų. Su rezultatą čia Danės. Geras priėmimas tiesiai Karolinai į rankas. Ir čia štai taip iš vienos kojos Rūtai išvengti kiek įmanoma žmogiškųjų teisėjų klaidų. Ir čia štai taip, stato bloką, nepavyksta nusukti nuo lietuvaičių rankų kamuolio. Čia nais gerai užsišokdina per centrą Barbora. Ir išsiveda vieną Martyną per vieną užtvarą. Na, su vienu užtvarą 10 numeris metė Browning Nilsen prie padavimo linijos. Čia gerai, dabar priėmė Nastė ir štokį kamuolį smeigia Barbora, bet neįtikėtinas pastangas čia demonstruoja Danės. Martynos Paukštytės ataka ir sumuša kamuolį čia į iš sudėtingo kamuolio nepavyksta susikurti rezultatyvios atakos. Ataka per kraštą.
Apsigina Rusnė, tiesiog iš tribūnų traukia kamuolį čia Anastasija ir dar viena proga Danijos atstovėms. Ataka per centrą ir štai taip, kokia Karolinos gynyba. Dar kartą turi progą Danės ir nepavyksta realizuoti, o štai dabar gali lietuvaitės atsakyti sėkmingą ataką. Kamuolys vis dar ore. Ataka per kraštą. Rusnė ir pavyksta išlaikyti kamuolį. Apsikeičia antraisiais šansais abi rinktinės ir čia štai taip, vėlgi išvesta prieš vieną Anastasija. Danio atstovė smeigia kamuolį žemyn. Štai taip Rakauskaitė užsiliko šiek tiek per ilgai centre ir čia ir Šalkutei nepavyko. Čia ataka per galvą, Martina Paukštytė ir dar kartą į užtvarą. Štai taip. Pasidėliojo gynybą Danės ir vis sunkiau rasti tu su jie. Jos Karinos padavimas sėkmingas. Ir čia ką tik į aikštelį išėjusi Petuchova. Nesustabdo Danijos puolimo. Labai grėsmingai čia užėjus ant kamulio. Štai taip kiaurai Staniulytės ir Petuchovos Danijos komanda 20-19. O čia koks geras veiksmas ir kaip protingai apeita užtvara. Anastasija Jasipenko. Nedaug trūksta čia lietuvaitėms. Anastasijos padavimas, planeris su šuoliuku, iš toli pasuojasi Danės, pasas visai neblogas, bet kokia čia Petuchovos ir Staniulytės užtvara. Puikus Anastasijos padavimas, Vilkickas Staniulytei ir tiesiog į 3 metrą kala kamuolį čia Rūta. Ir pirmasis set pointas, tai yra taškas, kuris gali uždaryti pirmąjį setą lietuvaičių naudai. Koks gražus epizodas, 7 numeris. Viena daugiau. Šias rungtynės. Čia iš toli pasuoja Rusnė. Monika į kraštą. Gerai ginasi Danės. Proga joms atakuoti. Ir randa labai greitoje atakoje. Čia sužaidžia. Keliauja jinai. Čia metamas kamuolys. Puikiai lietuvaičių gynyba. Atiduota proga joms užpulti. Rusnė į kraštą. Šalkutė ir štai taip. Štai taip, 10 metų lauktas lietuvaičių sugrįžimas į Europos areną. Ir pirmasis setas pirmoje dvikoje prieš Danijos komandą 26-24. Grįžtame į antrąjį setą tarp Lietuvos ir Danijos moterų rinktinių. Ir štai taip, įtemptai kaip ir. Priminsiu, kad stebime po 10-mečio pertraukos atkurtą Lietuvos moterų tinklinio rinktinę, kuri kaunasi CV Europos lygos preliminariame etape. Ir visą savaitgalį tiek šiandien, tiek šeštadienį ir sekmadienį galėsime stebėti jų kovas vykstančias Danijoje, Densės mieste. O čia 4-1 ir čia viena ryškiausių Danijos žvaigždžių. Mikala Marija Mogensen pridariusi labai nemažai vargo lietuvaitėms pirmajame sete. O čia 2-4. Gerai, įsiveda kamuolį. Užmetamas kamuolys, nedviese prie šio kamuolio prilimpa lietuvaitės. Labai pasiaukojanti gynyba. Ataka iš antros linijos. Na ir čia belieka pagirti Danės. Niekur iš antrosios linijos atskrido ir 4. žmogus. Na ir čia jau Rūtas kol kas užtikrinčiau startuoja Danijos rinktinė. Kokia čia. Štai taip. Už tą ne visai sėkmingą gynybinį epizodą tokiu puolimu atsako Karolinos ir Rūtos. Čia koks galingas padavimas ir štai taip baigėsi tašku. Labai stipriai užsuktas kamuolys. Štai taip.
1,83 m puolėja. Kaip galingai paduoda Jin šuolinis padavimą. Rūta iš vienos kojos ir fiksuojamas lietimas. Nuo užtvaros ranko kamuolys skrieja už aikštelės ribų. Puikiai gynyba čia demonstruoja Lietuvaitės. Karolina tiesiog prasistumdo kelią pakelti kamuolį, spėja grįžti savo vietą. Dar kartą ataka iš antros linijos. Čia labai gerai ginas Lietuvaitės. Dar kartą gynyba. Karolina pati bando padaryti tašką. Ataka per kraštą. Ir kamuolys aute. Štai taip, ant kantrybės. Pasiėmė šį tašką Lietuvaitės. Septyni, 8 ir vienos komandos lyderių Rūtos Staniulytės padavimas. Gerai paduoda čia ji. Iš antro nepavyksta padaryti taško Daniams. Ir štai tokį smūgį pasaugo Martina Paukštytė. Fantastiška gynyba. Per kraštą komandos kapitonė ir štai taip. Jį tiesiai į kelį. Danijos atstovai įmuša kamuolį čia Monika. Ir žavu matyti, kaip patirtis ir jaunystė Lietuvos rinktinės gretose gražiai susipina. Ir Lietuva. Čia atrodo iš labai nepatogaus kamuolio sugebėjo susikurti opciją Barbora. Gan toli nuo žemyn smeigto kamuolio. Štai taip surado patį aikštelės kampą. 9-9. Puikus Šalkutės įvedimas. Ataka iš vienos kojos. Ir čia dar vienas Barbora. Išnaudoja visą savo ūgį čia Barbora. Greitai randa pagrindinę Lietuvos komandos pasuotoją. Labai gerai išsikelia kamuolį, palieka prieš vieną lietuvaičių užtvarą savo komandos draugę Danijos pasuotoją. Labai gerai išvestas kamuolys. Na ir vieną užtvarą tenais apeiti neatrodo labai sudėtinga. O čia kokia ataka, atsako Danijos atstovės. Tikrai fantastinis. Tenka pripažinti, kad fantastinis puolimo epizodas. Štai taip pasigauna centro puolėja 14-13. Vis dar Lietuvaitės su trapia persvara priekyje. Ir štai taip su tinklu sužaidžia Danės. Kamuolį išlaiko ore. Užmetamas Martinos kamuolys. Tikslo nepasiekia. Ir čia kokį išrašo bloką atgal. Štai taip. Martinas sako, nori man užmesti kamuolį tokį patį, kokį bandžiau aš. Te turėk kamuolį atgal. Fantastinis gynybinis epizodas. Gynyba, kuri tapo puolimu. Nu, čia Martinos Paukštytės padavimas su šuoliuku. Ataka per kraštą. Sėdi užtvaroj čia Danės. Nu, štai taip. Pravdinskaitė ir Staniulytė nepraleidžia šios atakos į savo pusę. Na ir tas. Martinos padavimas. Ataka per centrą. Ir šį kartą ji nėra sėkminga. Į aikštelės kampą siunčiamas kamuolys. Ir čia Rusnė reaguoja į kamuolį, tačiau jo pasiekti nepavyksta. Tikrai gerai išnaudota centro puolėja šiame epizode. 20-15 ir 5 taškai skiria Lietuvaitės nuo pergalės antrajame sete. Čia nepavyksta Karolinai iškelti šio prastokai priimto kamuolio. Ir dar vienas taškas Danijos atstovėms. Nuslydo nuo per greitai patrauktų rankų priėmime kamuolys. 16-20. Pasitaisė Nastė priėmime. Ataka per kraštą, kamuolys ore, Martinos įvedimas, po užtvaros galime dar daryti 3 lietimus. O štai taip gerai, Kristensen čia sureaguoja į kamuolį. Ir atrodo, ne iki galo Staniulytė su Šalkutė sukomunikavo, kuri visgi paims šį kamuolį.
nes gerokų ūgio pranašumą atrodo jos abi galėjo jį mesti atgal į vidurį aikštės. Ir vadinasi, Pravdinskaitė ir Paukštytė yra atsisėdusios ant atsarginio žaidėjo suolelio. Čia ataka per kraštą, Vilkickos priėmimas, Staniulytė. Čia akistata virš tinklo ir štai taip Monika Šalkutė įstumė savo varžovės. Keista, kad neparodė į raumenį. Dar matome pakartojimą, 1-1 ir štai taip. Vis dar 2 taškai skiria lietuvaitės nuo pergalės antrajame sete, nuo tarp ekipų 4 taškų persvara. Ir jau 5 taškų persvara ir pirmasis set pointas antrajame sete Lietuvos rinktinės komandoje. Čia įspūdinga komandos kapitonės Monikos Šalkutės. Puikus Rusnės įvedimas. Čia Monika per kraštą. Labai aukštai kamuolį išsimuša čia Danės. Proga. Tiesiog Rusnė demonstruoja pavyzdinę gynybą. Kamuolys labai arti tinklo. Užsišokdina čia Barbora Danių pasuotoje. Ir dar vienas taškas į Danijos rinktinės pusę. 22-24. Labai pasiaukojančiai žaidžia abi komandos svarbiausių momentų. Ir štai taip, viena ranka. Na, čia jau tikrai reikia paliko ant keliančiosios žaidėjos. Tai paliko puolėją be užtvaros. Monika Šalkutė per kraštą ir štai taip, 25-22 Lietuvos ekipa įsirašo antrąjį setą į savo sąskaitą. Ir po 10-mečio pertraukos grįžusi Lietuvos moterų rinktinė labai galingai startuoja preliminariajame CV Europos etape. Monikos Šalkutės padavimas. Gerai, čia leidžiasi jis. Ir labai sunkiai, bet visgi iškrapšto jį Danės. Ataka per kraštą. Na, čia 1-1 išvesta. Anastasija Jasipenko atsisėda į užtvarą. Rytojaus priešininkas Liuksemburgas ir sekmadienio priešininkė Albanija. Visos šios 4 komandos kovoja dėl 2 kelialapių į Europos lygos pagrindinį etapą. Na ir tiek vyriausiasis treneris, tiek ir žaidžia Barbora Rakauskaitė. Ir jos puikus padavimas šiandien. Ataka per galvą, Martina Paukštytė, kamuolys lieka ore, dar viena galimybė lietuvaitėms. Ataka per kraštą, štaip nuo užtvaro suka kamuolį Anastasija, bet išlaiko kamuolį ore Danės. Na, čia jau labai galingai atakuoja jo, 7 numeris Frida Marie Kofod-Brink. Gerai rado tarpą tarp užtvarų Lietuvos čempionato žaidėja. Ataka iš vienos kojos ir štai taip šuolėja ir jos šuolinis padavimas su šuoliuku. Karolina iškrapšto sudėtingą kamuolį įvesta per arti tinklo. Čia ataka per centrą, užmestas kamuolys ir Rusnė. Kaip čia susižaidžia. Rusnė iškelia kamuolį ir štai taip tęsia savo padavimų seriją nuo padavimo linijos. Čia Rusnės pasas, Šalkutė, komandos kapitonė, nuo rankų, kamuolys lieka Danių pusėje. Ir čia dar kartą randa, kaip apeiti lietuvaičių gynybą Danės. Na ir galingai čia atakuoja Emily Jorgensen. Rūta Staniulytė. Jos planeris susitvarko su juo Danės, ataka per kraštą, kaip čia galingai užėjo. Ir tašką padarė Mikala Marija Mogensen. Tikrai viena ryškiausių žaidėjų Danijos komandoje. Kristensen padavimas. Susitvarko su juo Anastasija. Kokį kampą čia ką tik išlaužė Monika Šalkutė. Vertas pakartojimo. Kokia peties rotacija. Ir praktiškai į 3 metrą ir po keitimo pasirodžiusi aikštelėje. Vėlgi vietoj Karolinos Pravdinskaitės. Lietuvos komandos pasuotoja 19-metė. Gerai paduoda čia ji.
Pati prisiema kamuolį. Rusnės pasas. Martina iš krašto. Ir štai taip. Dar vienas taškas. 8-11 ir po truputį grįžta į savo žaidimo vėžes Lietuvos komanda. Geras čia Martinos puolimo epizodas. Salės tinklinė ir moterų rinktinė. Vilkickos padavimas. Čia ataka per kraštą, o tiksliau atiduotas kamuolys ir proga Lietuvaitė. Vilkickas, Šalkutei. Ir dar kartą kažkokius prieš fizikos dėsnius einančius kampus randa Monika. Pažiūrėkit, kokią liniją čia sugeba išlaužti jinai. Tokį plyšelį paliko dar kapitonė. Tęsia savo padavimą. Numoje linijoje įvestas kamuolys ir štai taip, pati prisėrė čia į setą. 3-0 įsirašys labai svarbia. Jau bet kokio atveju būtų istorinė pergalė. To mes labai linkime ir štai toks pasiaukojantis lietuvaičių žaidimas. Atrodo taškas po taško. Link ten ir veda. Rezultatas lygus 13-13 ir fantastinis Martinos puolimo epizodas. Labai smagios emocijos aikštelėje. Viena stipriai palaiko kitą. Žavu matyti susižaidimą. Ir štai taip. Sugnelė akise. Matome ir trispalvės vėliavas tribūnose. Labai smagu, kad yra susirinkusių žmonių palaikyti ir kokia čia užtvara. Anastasija Jasipenko ne pirmą kartą palikta vien. Rezultatas lygus 15-15 trečiajame sete. Ataka iš antros linijos. Čia Rusnės gynyba. Ir atsakom antrą smūgių iš antrosios linijos. Bet kuo skiriamės nuo Danijos bandymo, kad mūsų bandymas yra sėkmingas. Čia tikrai pagiros Rusniai mūsų libero žaidėjai. Na, čia jau štai tokiomis emocijomis. Vilkicka. Pasas per galvą Paukris. Frida Brink. Nuo padavimo linijos atakuoja dama Anastasija. O Anastasija štai taip, ne jėga, o protų. Rinktinės numeris. Padavimas su šuoliuku. Iš toli, pasuoja čia Danės. Patinas ir žaidžia gynyboje. Monika Šalkutė per kraštą, nuo rankų. Kamuolys ore. Pasas per galvą, viena iš komandos lyderių. Taškų iš karto padaryti nepavyksta. Paukštytė priversta atiduoti paprastą kamuolį Danėms. Dar viena proga. Ataka per kraštą. Ir dar kaip pasiaukojančiai čia žaidžia Lietuvaitės. Dar kartą Nastė su Martina. Rusnės gynyba. Atrodo, kad nėra laisvo ploto čia. Ačiū Dievui. Staniulytė ir Vilkicka prie užtvaros. Ir absoliučiai fantastinis taškas, kuris pasibaigė tašku Lietuvos komandai. Matome pakartojimą. Štai taip. Ir čia atrodo, kad tiesiai nuo Vilkickos rankų. Kamuolys leidžiasi varžovėm padavinėje. Atiduoda visą savo jėgas antrojoje linijoje. Ataka per kraštą. Sėdi užtvarą. Staniulytė ir Vilkicka pralaužti mūsų užtvaros. Ir Anastasija Jasipenko tęsia savo padavimų seriją. Nuo galinės linijos. Dar kartą Rūta. Ir Lietuvaitės svarbiausių trečio seto metu vis didina pranašumą. Štai taip. Nepalieka vilčių. Padavimų serija. Čia ataka už galvos. Kamuolys ore. Vilkicka į kraštą. Šalkutei. Kamuolys vis dar ore. Proga Danėms. Ataka iš antros linijos. Čia atrodo, kad Rūtai per galvą perskrenda kamuolys. Ataka iš antros linijos. Ir čia naudingiausia Lietuvos čempionato žaidėja Martina Paukštytė. Jis įrašo 23 tašką į Lietuvos komandos sąskaitą. Pažiūrėkit, iš kaip toli atskrido ji. Rado tuščią vietą tiek tarp 23-16 ir 2 taškai skiria Lietuvą nuo istorinės pergalės prieš Danijos komandą. Anastasija Jasipenko, jau nežinau, kelintą kartą miniu jos pavardę būtent prie padavimo linijos. Paduoda jin gerai ir stabiliai. Rusnės gynyba, ataka per kraštą. Monika Šalkutė ir jos smūgis į 3 metrą. Net neturiu ką daugiau pridurti, tiesiog pažiūrėkite į pakartojimą ir iš tą peties rotaciją.
fantastinis epizodas. Ten galit pastatyti dar 2 Danijos gynėjas. Neturit šansų ištraukti kamuolį. Pirmasis match pointas. Tai yra vienas taškas, kuris gali uždaryti visas rungtynės. Ir kamuolys vis dar ore. Proga lietuvaitėms. Dar kartą Monika nuo užtvaros rankų. Kamuolys ore. Taka per kraštą. Ir čia dar viena užtvara. Kokio įtemptumo taškas. Vilkicka išlaiko kamuolio ore. Rusnė per galvą. Šalkutį. Nuo užtvaros rankų. Dar kartą apsisaugo lietuvaitės. Dar kartą šalkutė. Ir lietuvaitės laimi. Transliacijas padėsiu jums stebėti aš, tinklininkė ir rungtynių komentatorė Urtė Andriukaitytė. Palieku jūs su gražiausiais epizodais ir atsisveikinu. Tikiuosi, kad iki rytojaus.